Taigi labą dieną visiems. Šiandien turime 93 užsiėmimą. Praeitą kartą kalbėjome apie politinės srovės ir socialinės XIX amžiaus teorijas. Šį kartą pakalbėsime apie revoliucinius sąjūdžius. Pirmiausia, apie 1830 metų revoliuciją Prancūzijoje. Taigi 1824 metais mirus Prancūzijos karaliui Liudvikui XVIII į sostą įžengė jo įpėdinis Karolis X. Tai buvo labai konservatyvus valdovas, visomis priemonėmis siekė sustiprinti savo absoliučią valdžią, apriboti konstituciją ir atkurti buvusį bajorijos viešpatavimą. Jau pirmaisiais jo valdymo metais buvusiems emigrantams, tai yra bajorijai, kuri didžiosios prancūzų revoliucijos metais buvo pabėgusi į užsienį ir kovojo prieš revoliucionierius, iš valstybės biudžeto buvo paskirtas 1 milijardas frankų nuostoliams už prarastus dvarus padengti. Liberalūs buržua tuo buvo labai nepatenkinti. Didėjant nepasitenkinimui Karolio X vyriausybė 1829 metais rinkimus į nacionalinį susirinkimą laimėjo liberalioji buržuazija. Jos atstovai pareikalavo, kad Karolis X pakeistų konservatyvią vyriausybę. Užuot tai padaręs, karalius paleido parlamentą ir paskelbė naujus rinkimus. Kad juos laimėtų bajorija ir konservatyvūs aukštuomenės sluoksniai, buvo įvesta cenzūra, pakeitus rinkimų įstatymą, buržuazijai buvo apribotos rinkimų teisės. Pasirašė šiuos nutarimus Karolis X 1830 m. Liepos 26 d. išsirengė į medžioklę. Kol jis medžiojo, Paryžiuje, protestuodami prieš įvestą cenzūrą, laikraščiai pakvietė piliečius kovoti už savo teisės. Liepos 28 d. sostinėje per kelias valandas iš grindinio akmenų, vežimų, baldų buvo pristatyta daugybė barikadų. Įvesta į miestą kariuomenė sukilėlių įveikti nebepajėgė. Po 3 kovos dienų karalius nusprendė nusileisti ir atšaukti Liepos 26 nutarimus, bet buvo per vėlu. Jis pats buvo priverstas emigruoti į Škotiją. Sušauktas naujasis parlamentas, kuriame daugumą sudarė liberalioji buržuazija, sostą pasiūlė užimti Orleano hercogui Louis Philippui. Prancūzijoje įsitvirtino konstitucinė monarchija. Svarbiausias pozicijas valstybėje užėmė vidutinioji ir stambioji buržuazija. Apie Belgijos revoliuciją. Kai 1815 metais Vienos kongrese buvo nutarta buvusią Austrijos provinciją Belgiją prijungti prie Nyderlandų karalystės, į pačių belgų interesus nebuvo atsižvelgta. Belgija tiek ekonominiu, tiek kultūriniu požiūriu skyrėsi nuo Olandijos. Belgijos gyventojai buvo katalikai, o olandai protestantai kalvinistai. Olandija garsėjo išsivysčiusiu žemės ūkiu, amatais, prekyba. Tuo tarpu Belgijoje kūrėsi vis daugiau stambių sunkiosios pramonės įmonių. Belgai reikalavo, kad valstybė dar nesustiprėjusią pramonę apsaugotų muitais už įvežamas kitų valstybių prekes. Nepasitenkinimą Belgijoje kėlė tai, kad visus valstybinius postus užėmė olandai.
Didėjant belgų nepasitenkinimui, įsiliepsnoti revoliucijai reikėjo tik kibirkšties. Pasklidus žinioms apie įvykius Paryžiuje 1830 metais rugpjūčio 25 dieną prasidėjo neramumai Briuselyje. Į jį pasiųsta karališkoji kariuomenė nesugebėjo įveikti sukilėlių. Rugsėjo mėnesį sukilimai prasidėjo ir kituose Belgijos miestuose. Sudaryta laikinoji vyriausybė 1830 metais spalio 4 dieną paskelbė Belgiją nepriklausomą valstybę. Tuo metu Rusijos caras Nikolajus I pranešė sąjungininkams, jog jis gali pasiųsti 60 000 rusų kariuomenę belgų revoliucijai numalšinti. Tuo pačiu tikslu mobilizaciją paskelbė Prūsijos karalius. Iškilo reali karo Europoje grėsmė. Siekdama taikiai sureguliuoti susidariusią padėtį, Anglijos vyriausybės iniciatyva Londone buvo surengta didžiųjų Europos valstybių konferencija ir apsvarstyta padėtis Belgijoje. Šioje konferencijoje Anglija pasiūlė pripažinti Belgijos nepriklausomybę. 1830 metais lapkričio mėnesį prasidėjęs sukilimas Lenkijoje privertė Rusijos carą atsisakyti intervencijos planų. Todėl 1831 metais lapkričio 15 dieną visos Europos valstybės pasirašė su Belgija sutartį ir pripažino jos nepriklausomybę. Belgijos karaliumi buvo išrinktas Vokiečių Saksonijos Koburgo kunigaikštis. Olandija belgų nepriklausomybę pripažino tik 1839 metais. Klausimai ir užduotys. Pirma, trumpai papasakokite apie 1830 metų revoliuciją Prancūzijoje. Kokios buvo 1830 metų revoliucijos priežastys Prancūzijoje? Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis. Antra, trumpai papasakokite apie Belgijos revoliuciją. Kodėl ji vyko? Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis.